Nu ką, atvažiavome į varžybas, gali manęs interviu paklausinėti kažką. Kiek ruošėsi šiais metais varžyboms? Oi, šitom tai visą gyvenimą. Rimtas nusiteikimas, va dar dalyvis mašinai vienas. Kiek galiukų imsi? Tai nežinau, kiekvienam ratui po vieną. Aero koinės, ruošiuosi greit važiuoti. Šiandien dar kojas nusiskutau, dar čia styro porą plaukų. Tai gal nenuims ten per daug vatų. Jeigu viršysiu 15 vidutinių, tai jau bus neblogai. Į galą 16, į priekį 15. Kad nekratytų, kai labai greit važiuoji. Atik čia. Visas elitas vietas užsiėmė jau be 15. Ką čia stoviu prieš startą, padariau apšilimą, atvažiavau tuščią, nu tai tiesiog pastovėjau. Tai va startuojam, čia dalyvis aiškus įsikibęs stulpas, nelabai gal faina. Startuojam iš karto kamštis, nes prasideda single trackas. Tai čia šiaip tai aš nerizikavau ir užleidau ten kelis dalyvius, šiandien per stabdžius reikėjo kelias vietose paspausti, kad nusimės greitį. Tai čia pasidarė tarpas. Tai po to tas tarpas mane iš karto išgelbėjo, nes buvo griūtis ir aš sugebėjau ją apvažiuoti. Bet tada atsidarė milžiniškas tarpas. Bet kadangi aš žinau visai šiaip gerai trasą, tai nusprendžiau, kad aš per daug čia nepušinsiu, tai taip po biškį pradėjau besitraukinėti. Nesitariau, kad tame, kur artėja single track'e, kad tenai susiformuos kažkoks kamštukas, nes maniau, kad kažkas čia dalyvis iš šono netikėtai lenkia, aš jį būčiau praleidęs, bet tiesiog jis nieko nepasakė ir paskutiniu momentu aš jį pamačiau. Čia dar aiškus nusikeikiau, kas nelabai faina. Tai va, ir prasideda čia tas toks single trackas vingiuotas ir po biškį aš pradedu artėti jau link priekį esančių dalyvių. Tai galvoju, va, čia trauksiu. Tai kol kas pati pradžia, šiaip sakyčiau, kad ir su kažkokiais neaiškiom aplinkybėm, bet visai šiaip gerai, visai buvau patenkintas tuo momentu, kaip viskas vyksta, nes matau, kad taip pat aš jos pasivysiu ir ypač, kad ten žinau, kad dar po to įkalnė, tai galvoju, ten tvarkingai visi biškai išsiskirstysim. Tai čia jau va visiškai privažiavau ir čia ant to šaknies biškai užkliuvau ir vėl tarpelis pasidaro, tai tą šaknį, nežinau, kiek važiavau, tai niekas nesigavo normaliai ją apvažiuoti. Tai va, čia tas nusileidimas turbūt stačiausias visos trasos. Tai čia kaip ir noris pasileisti stipriai, bet iš kitos pusės dėl saugumo aš buvau atsargus ganėtinai. Ir čia aš jau va Tomui ant rato ir važiuojam. Bet priešais Tomą irgi yra tarpas, tai jisai jį uždarinėja ir stipriau patraukia ir aš pradedu atsilikinėti. Ir čia man prasideda, realiai čia ir baigėsi mano varžybos, nes žiauriai pradeda spausti pompą. Tai čia pirmos varžybos man čia sezono ir ta pompa, nu ten žiauriai tiesiog visą krūtinę man ten spaudžia. Šiaip iš tikrųjų tai ganėtinai impresyv, nes aš ten sukau palei 500 vatų ir ten visi nuvažinėjo. Tai tiesiog pasako, kad kiti labai yra stiprus. Čia vėl buvo situacija, galvojau, kad tas dalyvis kris jau tenais, tai irgi nulėkiau į šoną. Ten tarp tų medžių galvojau, kad jisai užstriks. Čia tokia vietelė įdomi pervažiuoti. Ir čia tas medis, mačiau ten pas kitą kažkokį tai dalyvį irgi, kad kliuvinėjo daug ten onboard'e mačiau video. Nu ir žodžiu, aš čia atsilikęs ir va Lukas Petrovas, orientacininkas irgi į kalną čia užsuka ir čia aš irgi ganėtinai stipriai važiavau ir aš šiaip nustebau, kad jisai taip lengvai ir nuvažiavo. Aišku, jis pasidarė tą tarpą, aš praleidžiu irgi kitą dalyvį.
ir po biškį tolo. Nors ten tuo momentu, kai Lukas mane aplenkė, tai aš irgi stipriai važiavau. Čia turbūt labai nefaina klaida, aš bandžiau stotis, už šaknies pasisuko ratas ir tiesiog išsisegiau pedalą ir sustojau, tai ten tiesiog atsiprašiau dalyvio, jam sutrukdžiau, tai tas nefaina šiek tiek. Nu ir čia tiesiog jau kai atsilikau, galvoju, ką čia aš darysiu, tai numečiau visiškai vatus, galvoju, kad ta pompa praeitų, nes žiauriai spaudžia tą krūtinę. Galvoju, aš atleisiu dabar čia, tai važiavau ten iki 200 vatų vosnį, ten į kalniukus tai paspaudžiu ir tada galvoju atsikvepuosiu ir tada pradėsiu važiuoti. Bet jau užbėgant į priekį, taip aš ir nesigavau. Realiai, kol važiuodavau iki 300 vatų, tai viskas būdavo tvarkoj. Ir tik aš pakeliu tempą, tai ir iš karto man ta pompa užeidavo. Tai šiemet šiaip net VO2 max atkarpų nedariau, tai gali būti, kad tas prisidėjo, čia vėl spaudžiau, čia nusiteikęs, kad jau tuoj pradėsiu vėl važiuoti ir vėl aš vėl dūstu, vėl man ten problemos. Nu, tai žodžiu, ne kažką su fizinė forma. Nors šiaip vidutiniai vatai tai visai geri buvo, nes stabiliai laikiau visai aukštą peisą. Bet tos stačias įkalnės ir kitur negalėjau laikyti aukšto powerio, tų aukštų vatų. Šiaip labai smagi ta karmos trasa šį kartą. Šiaip aš nesu fanas karmos varžybų, man nelabai patinka tas formatas, kaip jie dažnai daro, bet čia buvo žiauriai gerai. Nu, ten viena vieta tavo per miškelį, ten kur tokie kupstai. Bet šiaip šitie tokie single trackai, status nusileidimai, tie pakilimai irgi tokie, šiaip visas tas toksai, kur nuo nusileidimų iki kažkokių pakilimų yra dar kažkoks pravažiavimo gabaliukas, tai tu ir visur spėjai ir atsikvėpuoti, ir atsigerti, ir tokių stačių vietų labai yra, kur visiškos mišios būna, tai labai dinamiška, labai smagi trasa, tai šaunuoliai žiauriai gerai čia jie padarė šitą trasą. Tai jeigu kitais metais darys čia, tai vėl važiuosiu, jeigu sutaps kalendorius, kad laisvas savaitgalis. Tai jo, čia važiuoju, vargstu ir jau ten matau, kad iš kitos grupės, ten aš nepamenu tų grupių ten kaip karmui, bet ten iš mėgėjų kažkokios grupės vejasi mane, tai tiesiog toks važiavau ir visą laiką galvojau, lemba, kada jie čia pasivys, labai nenorėjau trukdyti, nes matau, kad pats čia nieko gero nedarau, o žmonėm galbūt svarbu tos varžybos, tai galvojau, tai va, čia po to jau praleidau kelis šituos, čia praleidau iš Bike Expert 2 kažkokius dalyvius, tai šiaip buvo įdomu stebėti juos iš galo, nes jie nelabai komandiškai važiavo, o daugiau viens kitą atakavo. Čia irgi bando pralysti, ten veržėsi, kitas nepraleidžia. Tai visą laiką aš čia galbūt nesudėjau visko, bet jie pasikeisdami tiesiog ne tai, kad į vedimą išeina, o į kažkokią ataką. Ir vienas atsikvėpuoja, iš karto šauna, tada kitas. Galiausiai aš juos paleidau stačioje įkalniai, bet šiaip įdomu buvo žiūrėti. Aišku, jie ten turbūt priekį važiavo, galbūt dėl kažkokios prizinės vietos kovojo, bet įdomiai ten tiesiog tos visos atakos. Tai į kalnus aš juos paleisdavau, nuo kalno aš juos prisivydavau, tai toks visai nemažai aš su jais važiavau. Čia va mano šuo, draugė ten toliau, buvau paprašęs, kad paduotų gertuvę. Šiaip prieš varžybas ten organizatoriai parašė, kad 6 ratai bus, galvojau, blemba, čia ir maitintis reikės belenkiek ir viską, nes, galvoju, aš ten buvau nuvažiavęs, tai 20 minučių kažkur tai ratas, galvoju, blemba, 2 valandas reikės važiuoti, tai bus ohoho. Bet po to jie sumažino tą, taip gavosi, bent jau aš važiavau ten 1:20 berods, tai toks visai gerai ir nieko nevalgiau, tai realiai gertuvėse turėjau ten po 40 gramų angliavandenių vienoje gertuvėje, tai 1,5 gertuvės išgėriau, tai netiek ir daug aš suvartojau tų kalorijų, šiaip reikėtų daugiau vartoti. Čia šiaip smagus irgi single trackas palei upę,
Visų nesudėjau aš ten tų single trackų, kur buvo. Tai čia toliau važiuojam, vis kažkokius dalyvius pavėjam. Čia jau persimaišė, tai tiesą pasakius, aš nežinau, ten ar iš savo grupės, ar ne iš savo grupės. Ten dar buvo ta rampa. Tos rampos aš pravažiavau, pasižiūrėjau. Ir kažkaip tai kitą savaitgalį man svarbus kaip ir startas yra. Tai nusprendžiau aš nešok per tą rampą. Galvoju, jeigu aš ten netyčia nukrėsiu, būsiu leisgyvis ten kokiam paskutiniam rate ir ten krėsiu ir dar kažką neduok dievę susižeisiu, tai tiesiog neverta. Žinoma, jeigu važinėtas karmas intensyviau, tai reikėtų, ir jeigu važiuoti rezultatui, tai reikėtų tiesiog priprasti šokinėti per tas rampas, nes tikrai ten atsidaro tarpas, nors ir buvo tas chicken vėjus, toks ganėtinai greitas, bet atsidaro, aš manau, ten kokių 15 sekundžių ir po to žiauriai sunku dasitraukti, tas 15 sekundžių, paleidi ratą, tai jo, reikėtų išmokti šokinėti, kas važinėja karmas, tai šokinėkit, gal aš nežinau, jie ten gal kažkokios treniruotės daro ar dar kažką, nes varžybų dieną dar ir tos pressure, kad ten visi žiūri, kaip tu čia šoki ir toksai nesinoris tenais šokt, prigult, o ką tu čia nemoki šokinėti, tai jo, aš nemoku. Moku kažkiek tai, bet nesijaučiu aš saugiai ten šokdamas ir kad ten tikrai galėčiau laisvai taip varžybų metu, ten kur jau matau ten kitą pasaulį, šokinėti. Tai čia irgi važiuojam, čia šitoj vietoj biški dalyvis iš Bike Expert labai pristabdo, tai ir paleidžia jisai savo tą komandos draugą. Tai aš kaip suprantu, jie galbūt vienas techniškiau važiuoja, kitas mažiau. Ir va ten po to kitoje įkalnėje aš atsilikau ir dar pasivijo va čia kažkoks dalyvis. Tai sorry, nelabai aš pažįstu tų karmos dalyvių važiuotojų, tai tiesiog sakau dalyvis, arba ten kažkokios komandos pavadinimai, čia turbūt iš Dropsų gravelio ten ta komanda nauja, tai jisai va pasivijo, tai čia va paimu girtuvę, kažkaip kreivai šleivai aš čia ten dedu, nepataikau, tai po to įsidėjau galų gale, tai važiuojam dabar su tuo Dropsų dalyviu. Ir jis čia žiauriai pušina, o po to aš supratau, kadangi kitos grupės važiuoja tik 3 ratus, tai jis jau ten važiuoja į finišą, kaip ir tie 2 prieš tai iš Bike Expertų. Tai jie ten tiesiog max varė ir aš ir jį paleidau, galvoju, ten tiesiog, ten ta krūtinė man vis paspaudžia, aš ten per daug tų vatų nesuku, kaip sakau, jeigu 300 vatų, tai apie 300 ten ir laikiau, bet jeigu ten pradėdavau sukti daugiau, tai pakildavo pulsas ir man blogai. Šiaip labai juokingas pulsas, gavosi berods 154 vidutinis pulsas varžybų, tai čia 3 zonai gaunasi. Nors vatai šiaip visai, kaip sakau, geri gavosi, tai žodžiu, toliau varau čia tais single trackais. Ir šiaip pirmą kartą filmavau tokį onboardą, tai kameroje nebuvo SD kortelės, vidinė atmintis ten 5 gigų, tai nesitikėjau, čia važiuojant, po to tiesiog kamera išsijungė, tai užpildžiau tas 5 gigų. Tai šiaip ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi patiko, iki kitų kartų. Kas čia?